Labadiena, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur kada bežiūrėtumėte. Aš esu Dominikas ir sveiki atvykę į dar vieną šių metų jau 11 kartą apžvelgti šias lenktynes, kurios įvyko Austrijoje. Pirma emocija išėjus iš tų lenktynių tai būtų džiugesys, nes Austrija išliks iki 2041 metų, dar 16 metų, tai labai smagu. Tos lenktynės, šita trasa yra mano viena mėgstamiausių, turbūt į trejetuką tikrai patektų, galbūt net kai kuriais atvejais būtų pati geriausia, bet labai smagu dėl to pratęsimo su Austrijos lenktynių trasa. Turime labai daug ką aptarti, turime labai įdomias lenktynes ir labai daug klausimų iš jūsų, kas labai džiugu. Būtinai pasiekite Instagramą, ten keliu daug turinio ir ten galite užduoti klausimus, jeigu jums yra kažkas įdomu po lenktynių. Taigi galime pradėti, eisime taip chronologiška seka ir po to pereisime prie įprasto grafiko. Pirmiausia, noriu pradėti apie lenktynių startą. Prieš pat lenktynes atsitiko Carloso Sainzo problemos, visi išvažiavo apšilinėti savo padangų, šildyti savo padangas ir kitaip ruoštis lenktynėm, o Sainzui ištiko problema, jis negali pajudėti iš vietos. Kas atsitiko, tai buvo galinių stabdžių gedimas, ko pasakoje buvo nukeltas startas ir po to Sainzas nors ir pajudėjęs iš vietos, galiausiai jam teko net nepradėti lenktynių, nes jam atsitiko tokia bėda ir sugedo stabdžiai, tai kas yra labai skaudu ir kas buvo mano pasirinkimas savaitgalio pažibos, iš ko tikėjausi labai daug, deja tenka jam net nepradėti lenktynių ir Williams problemos tęsiasi. Apie tai turėsime klausimą, kai pereisime prie Aleksanderio Albono. Tada šiek tiek atsikvėpti, vėl iš naujo susikoncentruoti lenktynininkam teko ir tada prasidėjo tas pagrindinis lenktyninis startas. Norrisas pradėjo gerai, Leclerc'as pradėjo, manau, šiek tiek geriau, negu nuo pat iš vietos pajudėjimas buvo geresnis nei Norriso, kas galiausiai lėmė, kad Norrisas tiesiog visiškai uždarė Leclerc'ui vidinę liniją ir kas leido Oskarui priartėti ir aplenkti Leclerc'ą. Pačiam Leclerc'ui nebuvo jokių galimybių nei aplenkti, nei prisivyti, nes nors ir patobulintas Ferrari bolidas vis tiek jiems per sudėtinga yra prilygti McLaren tempui. Tada šiek tiek vėliau turėjome Antonelli ir Verstappeno incidentą. Ir pirmasis žiūrovo klausimas. Kas vyko tarp Antonelli ir Verstappeno? Tai visų pirma, tame posūkyje įvyko tokia situacija, kad Antonelli vijosi Lawsoną ir Bortoletą ir jie pradėjo stabdyti per anksti. Kaip atrodė iš Antonelli automobilio kalbos. Antonelli pamatė vidinę liniją ir jis pradėjo stabdyti irgi taip pat ties tuo posūkiu. Ir galiausiai jam tiesiog užsiblokavo ratai ir vargšas Verstappenas, kuris buvo ant išorinės linijos ir tiesiog suko ir buvo išimtas visiškai iš lenktynių. Tai čia yra visiškai Antonelli klaida ir Verstappenas čia nieko dėtas. Tiesiog nepasisekė ir buvo išimtas iš lenktynių labai svarbiu sezono momentu. Tai kas vyko po to, Antonelli gavo 3 pozicijų nuobaudą sekančiom lenktynėm Didžiojoje Britanijoje ir man labai patiko iš vienos ir iš kitos pusės gražus gestai. Tai Antonelli po lenktynių atėjo į Red Bull štabą ir visų atsiprašė vadovybės, atsiprašė pačio Verstappeno. Tuo tarpu Verstappenas per interviu kalbėjo tai, kad visiems pasitaiko, visiems būna ir kad viskas čia yra gerai ir jis visiškai, kaip sakant, neapsikrauna. Tai man šitas labai patiko, kad tiek pamatėme Verstappeno gerąją pusę, kas būna pakankamai retai, tiek Antonelli parodė savo charakterį ir labai smagu taip išsisprendžia problemos. Tai Antonelli, po šito incidento Antonelli ir Verstappenas out ir galime pereiti prie mano įsimintiniausio momento. Tai yra Lando Norriso ir Oskaro Piastri dvikova. Tai kaip kalbėjau apie startą, Piastri tiesiog turėjo nuostabų startą ir aplenkė iš karto Leclerc'ą. Ir prasidėjo katės ir pelės žaidimas. Visų pirma, Oskaras pradėjo labai stipriai spausti ir aš šiek tiek nustebau, nes tikėjausi, kad bus kaip pernai, antroje pusėje tik tais prasidės visas veiksmas ir jis prasidėjo iš karto. Labai ačiū Oskarui, kad jis nuo pat pradžių pasiėmė ir pradėjo daryti manevrus, pradėjo daryti kažkokį tai veiksmą. Mano manimu, čia buvo logika ta, kad Oskaras suprato, kad Lando turi labai didelį pranašumą švaraus oro ir kaip jau įprasta, kaip šį sezoną gal ir nematėme, bet matėme praėjusį sezoną Nyderlanduose, Singapūre, kur Lando Norrisas tiesiog pabėga nuo pat
pirmos pozicijos ir po to prisivyti yra labai sudėtinga arba išvis neįmanoma. Tai čia buvo ta logika, kad Oskaras turi spausti ir prasidėjo mano minėtas katės ir pelės žaidimas. Man labai patiko momentas, kai Oskarui pavyko aplenkti ir tada labai gudriai Lando Norrisas pasielgė. Leido, jeigu neklystu, į tą trečią posūkį įsiveržti Oskarui ir prieš DRS pažymėjimo zoną, kur užfiksuoja, kad tu galėsi atsidaryti tą galinį sparną. Lando praleido Oskarą ir tada Lando prisivijo ir aplenkė sekančiame posūkyje. Tai man labai patiko šitas žaidimas, iš karto buvo labai įdomu stebėti ir kuo ir graži ir svarbi yra Austrijos trasa, tai kad matome va tokius momentus, matėme pernai ir matome ir šiemet. Tada labai svarbus buvo momentas, kai vėl Piastris vejasi porą ratų ir tada buvo tas lydis, kuris vos neišėmė abiejų. Paskutinę sekundę Lando šiek tiek pakankamai pasitraukė, mato, kad Piastris praslydo ir užsiblokavo ir tada tai nulėmė alternatyvias strategijas. Lando iš pirmos pozicijos į boksus neria pirmas, na, Oskaras po to tik varo į boksus, kad galėtų šiek tiek žaisti su šviežesnėmis padangomis. Bet tai nelabai pasiteisino ir Lando Norrisas laimėjo šias lenktynes. Pabaigoje dar buvo šiek tiek intrigos, bet ten viską nulėmė mėlynos vėliavytės ir, kaip sakant, didelis kamštis, kuris vyko tarp Bortoleto, Alonso ir Lawsono. Taip pat, ką noriu paminėti, tai buvo McLaren susidorojimas su šita strategija, su šita situacija. Nes pernai kai būdavo, kad labai būdavo daug McLaren įsikišimo, kad elkitės pagal papaya rules, Lando tu nelenk, Oskarai tu nelenk, vienu žodžiu būdavo betvarkė, dabar buvo tarsi vienos garažo pusės dvikova prieš kitą garažo pusę. Man labai patiko, kad komanda viduje tarsi kovoja, na ir čia, aš manau, čia yra prabanga, kurią kiekviena komanda norėtų turėti. Problema, kurią kiekviena komanda norėtų turėti. Ir turime klausimą. Ar Lando Norrisas perima lyderio vairą McLaren komandoje? Sunku labai pasakyti, bet Oskaras turėjo žymiai geresnį sezono startą, užėmė labai daug pergalių ir šiuo metu Oskaro, kaip sakant, akcijos šiek tiek pakrito. Lando Norriso tas persilaužimas vyko Monake, kai jis nuo Charleso Leclerco namų vyruko nugvelbė pole poziciją ir tada sėkmingai laimėjo Monaką. Tada turėjome Kanadą, kur ten įvyko tas incidentas, bet iš kurio, kaip aš ir minėjau praeitame video, kad aš pasiėmiau visai kitą įspūdį. Ir tas pasitikėjimas savimi, kuris atsirado Lando pusėje, ir užtikrintumas persidavė ir šiandien. Ir mano kaip ir hipotezė, kaip aš maždaug supratau tą situaciją Kanadoje, Lando šiek tiek perima vadžias. Negali sakyti, kad Oskaras kažkur dingsta. Oskaras yra labai stiprus vyrukas, labai greitas vyrukas ir Lando reikės daugiau negu dabar, ką jisai parodo, jog galėtų perimti pilnai tas vadžias, ne tik McLaren komandos, bet ir čempionų titulo, nes dabar turime 15 taškų, vienas kitos lenktynės, Oskaras galbūt laimi Didžiąją Britaniją ir vėl viskas sugrįžta į tas senas vadžias. Tai Lando dabar reikia užtikrintumo dar pridėti ir stabilumo, kad kiekvieną savaitgalį jis atneštų gerus rezultatus, podiumą, pergalės ir taip toliau. Ir kvalifikacijoje dar stabilumo reikia, ką turi Piastris, kuris be Kanados ir be Australijos buvo ant podiumo. Tai labai įspūdingas rezultatas. Galime pereiti prie lentelės, tai pirmas Lando Norrisas, viskas aišku, kaip ir aptariau, nugalėjo, sėkmingai atlaikė Oskaro spaudimą ir tapo nugalėtoju. Antras Oskaras Piastris. Ką dar noriu pakalbėti apie jį, tai ta radijo žinutė apie Alpine, kur Kolapinto vos jo nenusinešė į bortus ir Piastris sako, jog po šitiek metų vis dar Alpine sugeba mane sukrušti. Lietuviškas vertimas būtų maždaug toks. Tikrai šyptelėjau, tikrai buvo ganėtinai juokinga, man patinka, kad Piastris turi tą tokį konkretumą ir nevynioja žodžio į vatą. Tai labai smagu, duoda kontento mums fanams. Trečias, Charleso Leclerc'as, tai gerą kvalifikaciją turėjo, aukščiausią kvalifikacijos poziciją. Na, Monake taip pat pavyko tą pasiekti. Austrijoje šitie patobulinimai tikrai suveikė, labai svarbus patobulinimai ir Ferrari sugrįžta prie tų aukščiausių komandų. Tai labai smagu. Nepasisekė starte, bet turėjo tokias tylias lenktynes, buvo užtikrintas ir pakankamai lengvas podiumas, kai Verstappenas iškrito iš konteksto,
Hamiltonas nelabai galėjo prilygti jam, Russellui kitos bėdos, tai Leclerc'as tikrai užtikrintai užėmė trečiąją ir paskutinę podiumo poziciją. Ketvirtas Lewisas Hamiltonas. Hamiltonas įeina tikrai į ritmą, nuo Leclerc'o skirtumas buvo galiausiai 10 sekundžių, tai tikrai pamažu, kaip Jūrai Hamiltonui įprasta, jog jis antroje sezono pusėje ir maždaug per vidurį įsivažiuoja, tas pats buvo pernai. Na ir manau, jog kitą savaitę Didžiojoje Britanijoje mes matysime tikrai neblogą Hamiltoną, jeigu dar tie patobulinimai Ferrari, kur bus dar labai svarbus Didžiojoje Britanijoje, nes dabar turėjome tik dugną, jeigu ir anie suveiks taip pat, kaip suveikė šitie, tai bus labai svarbu Ferrari komandai ir Hamiltonas taip pat gali užimti pirmą lenktynėse podiumo poziciją. Penktas, George'as Russellas buvo apribotas Mercedes bolido. Mercedes turi tą pačią problemą kaip ir pernai, tai yra bolidas veikia labai gerai šaltose temperatūrose, bet kai yra karšta, kai šiurkštesnis paviršius, Mercedes bolidas negali pakonkuruoti nei su McLaren, nei su Ferrari, nei ir su Red Bull realiai. Tai penkta pozicija George'ui Russellui yra pakankamai neblogai, žinant, kur tas bolidas buvo šį savaitgalį. Nors pirmojoje treniruotėje tikrai atrodė gan perspektyviai, bet išplėtoti to nepavyko. Šeštas, Liamas Lawsonas. Labai geras rezultatas Liamui Lawsonui. Puikia kvalifikacija, pranoko Maxą Verstappeną, savo buvusį komandos draugą. Ir Liamas Lawsonas, atsigavęs po to košmaro Red Bullyje, tapo Yuki Tsunoda realiai. Nes Yuki Tsunoda buvo tas, kuris tai 8 pozicija, tai 9 pozicija, tai vienas iki 5-6 poziciją užima RB tam automobilyje. Na ir Lawsonas po truputį perima tas vadžias iš Isaaco Hadžio, kuris turi šiek tiek tokią duobelę pastarąsias kelias lenktynes. Na ir Lawsonas tikrai atrodo puikiai. Ir šiose lenktynėse jis turbūt atrodė puikiausiai visame sezone. Tai labai smagu dėl Liamo, kad jis atsigavo, kad jis vėl grįžo į tą savo ritmą ir ko aš iš jo tikėjausi Red Bull bolide prieš sezoną, tai jis dabar po truputėlį vysto RB automobilyje. 7. Fernando Alonso. Sugrįžo jo sėkmė po to košmariško starto, jis susilygino ar priartėjo prie Lance Strollo taškais. Tai yra priežastis, kodėl mes negalime rimtai priimti vairuotojų lentelės, nes Lance Strollas tikrai neatrodo šį sezoną geriau už Fernando Alonso, ypatingai kvalifikacijoje. Tai labai smagu, dar Fernando pranoko savo auklėtinį ir įpėdinį, tai yra Gabrielį Bortoleto. Kalbant apie jį, įspūdingas rezultatas, labai smagu matyti, sezono rezultatas Gabrieliui ir kyla jis savo karjeros laiptais, F3 čempionas, F2 čempionas, dabar F1 gavo progą su Sauber, gavo progą pelnyti taškus ir labai smagu dėl Bortoleto, jis buvo toks mano vienas iš tamsių arkliukų prieš sezoną, iš Sauber bolido tikėtis nebuvo daug galima, bet jo parodė puikų rezultatą čia Austrijoje ir labai smagu, kad ta kreivė po truputėlį kyla ir jis prisijungia prie visų naujokų pelniusių taškus. 9. Nico Hülkenbergas iš 20 pozicijos į 9, kas yra įspūdingas rezultatas, jis kvalifikavosi pats paskutinis ir sugebėjo pelnyti dar vienus taškus. Nico Hülkenbergas, turbūt vienas mano mėgstamiausių lenktynininkų tiek pernai, tiek šiemet. Nesitikėjau, kad jis galės tokius rezultatus parodyti Sauber bolide, kuris praeitais metais atrodė košmariškai, kuris šiemet, nepaisant to Australijos pasirodymo, taip pat atrodė košmariškai, bet tas stiprus darbas Sauber ekipoje atneša daug vaisių. Tai labai smagu dėl abiejų Sauber. Tie patobulinimai išties veikia labai gerai ir nuo, jeigu neklystu, Imolos, kurie atsivežė tos patobulinimus, ar tai buvo Ispanija, Sauber vieni iš geresnių tame formulėje B. Tai džiugu matyti abu ir aš norėčiau matyti šiuos abu lenktynininkus kitais metais Audi jau ekipoje. 10. Estebanas Okonas. Estebanas Okonas man yra tas lenktynininkas šį sezoną, kuris nesupranti, kaip jis ten atsidūrė, jis tiesiog atsidūrė kvalifikavosi, jeigu neklystu, 17. Ir jo, tai yra neišnykstanti Haas problema, tai yra kvalifikacijos tempas. Jie negali parodyti gerą rezultatą, kvalifikuojasi į 3 raundą labai retai. Dažniausiai lenktynėse jie sugeba pelnyti labai daug taškų, pakilti labai daug pozicijų, bet jo tas potencialas, kur galėtų jie pranokti visus kitus, jis išnyksta, kai
reikia kvalifikuotis. Na ir turime keletą klausimų prieš pereidami prie spėjimo apžvalgos. Pirmasis klausimas būtų, ar Red Bull yra lėčiausia komanda be Maxo Verstappeno. Čia aš pastebiu labai daug nesutarimų, nes žiūrint taip paviršutiniškai labai lengva sakyti, kad atėmus iš Red Bull taškų visus Maxo Verstappeno taškus, jie būtų paskutiniai ir tai reiškia, jog Red Bull yra pati lėčiausia komanda. Na tai yra paviršutiniškas mąstymas. Visų pirma, reikia įsidėmėti tai, kad Red Bull 100% koncentracija yra Maxui Verstappenui. Tai reiškia, jog bolidas yra sudarytas Maxui Verstappenui. Niekam kitam, nei Sergio Perezui, nei Liamui Lawsonui, nei Yuki Tsunodai, nei vienam iš jų jisai nėra sudarytas. Ir šitas pokytis, aš manau, atsirado naujo reglamento eroje, tai yra nuo 2022, bet kadangi tas Red Bull bolidas buvo antie geras, tai užslėpė būtent iš Sergio Perezo problemą su to bolidu, kas pasimatė pernai, kai visi prisivijo ir galiausiai McLaren ar Ferrari aplenkė, Sergio Perezas buvo niekur. Nuo Italijos Grand Prix Sergio Perezas, jeigu neklystu, nepelnė nei vieno taško. Ką reiškia, kad tai nėra sutvertas bolidas. Nesvarbu, ką tu ten įsodinsi, nesvarbu, iš tų trijų pamatėme visi trys vienodai susiduria su tomis pačiomis problemomis. Ir todėl, kad tas bolidas yra sukurtas Maxui Verstappenui, todėl negali sakyti, kad tai yra lėčiausia komanda. Nes tikrai Red Bull turi Maxo Verstappeno rankose antrą greičiausią bolidą. Nesvarbu, kad Mercedes ten yra, Ferrari ten vienur kitur gal geriau pasirodo, McLaren yra tie patys lyderiai, bet Maxas Verstappenas yra iš karto po jų. Tai atsakant į šitą klausimą, tikrai ne, nors ir lentelė ir statistika šiek tiek sakytų kitaip. Kitas klausimas, kas vyksta su Williams? Visų pirma, reikia suprasti tai, kad Williams neatsivežė šį sezoną praktiškai jokių patobulinimų. Jie jau prieš sezoną buvo nusistatę tai, kad mes koncentruojamas į 2026-uosius, nėra čia ko per daug draskyti šį sezoną ir nesvarbu tai, kad jiems sekasi labai gerai šį sezoną su Aleksandru Albonu, Carlosas Sainzas taip pat iš savaitgalį gerai pasirodo ir jie turėjo labai puikų startą, kitos komandos prisivijo. Aston Martin pagaliau atsivežė normalius patobulinimus, Sauber tą patį padarė, Haas pasirodo, RB automobilis buvo greitas nuo pat sezono pradžios, tik nepilnai visą laiką pavykdavo išpildyti. Na ir Williams po truputį krenta, bet kadangi tas pasiskirstimas yra labai didelis, aš nemanau, kad kitos komandos labai ir prisivys Williams taškų prasme, bet automobilio galingumu, automobilio greitumu, aš manau, jog visos komandos yra lygios šiuo metu iš tos formulės B ir dėl to Williams atrodo prastokai pastaruoju metu. Tai šita ekipa turėtų dar sulaukti minimalių patobulinimų, galbūt tai bus kitą savaitę Britanijoje, bet taip tai nuo to buvo galima tikėtis, kai turėjo tą puikų startą, jų kreivė nukris ir aš manau, tikrai nenustepčiau, jeigu sezono paskutinėje dalyje mes matysim juos vos ne prieš paskutinius arba paskutinius, nes jų koncentracija yra į 2026-uosius, į naujo reglamento erą. Na ir kągi, liko spėjimų apžvalga. Tai 7-7 po Kanados Grand Prix etapo tarp manęs ir dirbtinio intelekto. Na ir galime pradėti apžvalgą. Pole poziciją aš spėjau Oskaras Piastri, nes buvo nesuteiktas jam tas šansas, neturėjo to šanso parodyti antro to rato. Tuo tarpu dirbtinis intelektas spėjo Maxą Verstappeną. Tikrai ne, Maxas pasirodė prasčiausiai, kiek jisai galėjo kvalifikaciją per ilgą laiką Austrijoje. Na, o pole pozicija atiteko Lando Norrisui. Nugalėtojas, aš sakiau, Charlesas Leclerc'as, aš tikėjau tais patobulinimais labai stipriai. Na ir buvo logika tokia, jeigu tie patobulinimai išties veikia, tai aš noriu būti ta dalimi ir kur sakiau, kad tie patobulinimai veiks ir tikėjau savo komandą. Tai buvo tokia logika, bet dėja jis nelaimėjo, turėjo šansą, bet tas tempas nebuvo toks geras iš tų patobulinimų, kokio galbūt šiek tiek aš tikėjausi. Jis buvo geras, bet nebuvo ant tiek geras, kad laimėtų ir galiausiai atiteko pergalę Lando Norrisui, ką spėjo ir dirbtinis intelektas. Savaitgalio pažiba pagal mane buvo Carlosas Sainzas, tikrai ne, labai sunkus savaitgalis Sainzui, visiškai nesusidraugavo su Williams bolidu, prasta kvalifikacija, prasčiausia šį sezoną, na ir net nepradėtos lenktynės. Tai tikrai ne. Yuki Tsunoda taip pat ne, labai prastai atrodė Austrijoje,
nepadėjo nei namų tvirtovė ir baigė lenktynes iš tų baigusių pats paskutinis. Tai tikroji savaitgalio pažiba yra, bet nėra abejonės, nėra nieko kito kaip Gabrielis Bortoleto. Įspūdingas rezultatas jaunuolio, aš jau aptariau ir manau, kad jo kreivė dar kils ir tikrai jis Formulės 3 ir Formulės 2 čempionas buvo ne veltui. Tai aš manau, kad mes dar pamatysime ne vieną tokį gerą rezultatą ir labai smagu dėl Gabrielio. Savaitgalio komanda pagal mane buvo Ferrari, tai dirbtinis intelektas sakė Sauber ir šios dvi iš tikrųjų buvo savaitgalio komandos, abi aš čia duodu savo prabangą ir duodu savo tašką, tai šios komandos buvo abi labai geros, bet aš manau, kad dvigubi Sauber taškai pirmi nuo 2023 metų, tai yra įspūdingas rezultatas ir jis tikrai geresnis už Ferrari ir apipavidalinus savaitgalio komandą Sauber. Savaitgalio dugnas pagal mane buvo Maxas Verstappenas, pagal dirbtinį intelektą buvo Charlesas Leclerc'as, Charlesas tikrai ne, podiumą užėmė, na ir aš manau, kad tai buvo Maxas Verstappen. Tu gali sakyti Yuki Tsunoda, tu gali sakyti Carlosas Sainzas, bet jų lubos būtent šiose lenktynėse nebuvo tokios aukštos. Maxo Verstappeno lubos buvo pergalė ir jis ne tik kad kvalifikavosi prastai, taip pat patyrė avariją, bet jis pasistatė save į šitą poziciją. Jis kvalifikavosi prastai, kas galiausiai lemia tai, kad tikimybė tokiam incidentui padidėja visokeriopai. Todėl manau, kad savaitgalio dugnas tikrai yra Maxas, labai prastas savaitgalis, pirmas DNF nuo Australijos 2024 ir dėja, bet Maxui toks likimas. Dugninė komanda pagal mane buvo Haas, tikrai ne, Okonas pelnė taškus, Aston Martin, tikrai irgi ne, aš manau tai buvo Red Bull. Namų tvirtovėje jie atrodė apgailėtinai, ne tik lenktynėse su Yuki Tsunoda, bet ir kvalifikacijoje su abiejais. Ir jo, Yuki Tsunoda problemos tęsiasi, na, o kai Maxui nepasiseka, Red Bull išlieka tiesiog plika bala. Taigi po Austrijos Grand Prix tarp manęs ir dirbtinio intelekto yra 9-9, lygybė išlieka. Ir kągi, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausote manęs, pakomentuokite, kas patiko, kas ne, paprenumeruokite kanalą, paspauskite like mygtuką, daugiau nežinau, aš jums neturiu užduočių, na ir susitiksime jau netrukus, nes kitą savaitę bus Didžiosios Britanijos Grand Prix. Ate.